Nikon Coolpix L10. 2007 metais išėjo. Ir čia buvo mano pirmas fotikas. Jis tragiškas. Realiai dvi funkcijos – foto. Ir paslaidinus į šoną aš galiu filmuoti. Aš net nežinau, ar aš matos. Pizda kokia kokybė, ne? Jeigu ne mikrofonas, šitas būtų pizda, kaip negerai skambėtų. Gerai, dabar be garso. Turėtume girdėti motoriuką ir arba nieko, nes žuvos, kai vėjas dabar pučia. Tragiška kokybė, bet aš jį laikau pas savo namie, nes čia mano pirmas fotikas, aš su juo išmokau filmuoti. Eksperimentavau, testavau, filmavau dalykų šūdus. Turėjau gal daugiau negu 10 metų, plus minus, nežinau, reiktų paskaičiuoti. Ir aš noriu pabandyti su savo dabartiniam žiniom išlaužti maksimalią kokybę, kokią tai galima išspausti šito fotoaparato. Ta prasme, jis ekraną, mano laikrodis didesnis už šitą ekraną. Apie ką mes kalbam? Beveik 1:1. Pažiūrėsim, ar 2007 metų, 20 metų šitam fotikui, realiai beveik. 17 ar kiek čia gaunas. Pažiūrėsim, ką galima iš jų išspausti maksimaliai. 2009 metais supratau, kad šitas daiktas gali filmuoti ir man visai tai pasidarė įdomu. Ir tada mano trikojus buvo 2 taburetės ir 1 pupų maišas. Užkeldavau 2 taburetės vieną ant kitos, tipo turiu aukštį ir pupų maišiuką ant viršaus. Ir tada įstatau kamerą ant to maišelio ir bent taip galėdavau į priekį arba atgal padaryti, kaip man patogu. Mano šviesos buvo tai stalinės lempos, prisivogi iš kitų kambarių, susistatai irgi ant kitų taburečių ar kėdžių ir turi apšvietimą, biudžetas. Bet aš dabar didelis berniukas ir turiu visus tos big boy žaislus. Maža paslaptėlė, kad gerą vaizdą išgaut, užtenka tik tais 2 paprastų dalykų. Šviesos ir garsų. Gerai, nesu aš kažkoks mokytas, bet jeigu labai paprastai, tai kad kamera gerai matytų, reikia labai ryškios šviesos. Tai gali atsidaryti namie langą, arba išeiti lauke filmuoti, arba naudoti lempas. Ir aišku, kad neužknistum žiūrovas su neįmanomu klausyti garsu, arba kad iš vis girdėtųsi, ką tu kalbi, tai reikalingas garsas. Tai gali atsistoti arčiau kameros, arba naudoti kažkokius tai mikrofonus, kaip aš naudoju. Jis dabar man po maikė prisektas. Tai va, šviesos, garsas. Gerai, einam pamatyti video su švies. Man labai įdomu, ar išeis kažką iš jo išspausti. Aš netikiu, nes nėra jokių video kontrolės funkcijų, aš negaliu patamsinti. Tai gali būti arba labai blogai, arba aš kažką įrodysiu, kad moku šviesti. Gerai, einam bandyti. Einam bičiuliai. Gerai, tai kaip ir setą pasidariau, vieną lempą čia. Vieną įdėjau čia, tada vieną ant viršaus, viršui ir dar vieną yra ant laiptų. Va, matos, šitos mažytės aplinkui Smaldrigo mažytės lemputės Amazone, ten nuo 6 iki 7 eurų gal kažkas tokio. Ir non-light tubai antri. Va. Ir dabar pasižiūrim, kaip mūsų senukas 17 metų fotoaparatas susitvarko su šito apšvietimu. Tai man atrodo, kad bus garbage. Taip, ir dabar eina vaizdas per Nikon Coolpix L10. Garsas eis iš mikrofono, kad negadinti jūsų ausų, nes mikrofonas tikrai prastas video pradžioj. Matėte ten su tuo erdvėlaviu kažkokį tai fonę pastovėjai. Žinot, motoriukas gal ten, nežinau, jis gal nuolatos kaista jau. Aš veidroduką pasidėjęs, matau kaip atrodo šiaip. Dar visai pohui. Pamažinam, šitą visai kitai atrodo. Nu žodžiu, Nikonas šitas, jis įdomi, jeigu daugiau šviesos gauna, tai jisai nieko su jie nedaro. Jis sako, daugiau šviesos, nu gerai. Tai va tas įdomu, tai aš turėjau prisitaikyti. Dar gal biškį pamažinti. Tai dabar gal dar nice atrodo? Gerai, išjungiam šitą, pagrindinės išjungiam. Oi, koks garbaž. Jeigu gražiai susišvietus, visai dar nice atrodo. Garsą tik tais gerą turėti ir viskas, nes, iš kameros garsas tai tragedija yra. I'm impressed. Ne kamera, o savim, aišku. Pasirodo, kažką per 15 metų neblogai išmokau, savarankiškai, žiūrint YouTube'ą ir būnant smalsiu
darant dalykus ir, nu, tipo, realiai kaip daug kas yra užsakę pilnas YouTube'as tos pačios minties, kad nesvarbu su kuo filmuoju, svarbu ką filmuoju. Realiai šitam yra 17 metų ir jis visai taip neblogai atrodo. Mes dabar visų mūsų rageliai filmuoja 4K, ten visokią raišką, dar kažką. Tai tiesiog mokinkitės filmuot, žaiskit su šviesom, eksperimentuokit, pilnas YouTube'as pamokų visokių ir turėsit gerą, gražų vaizdą, ane? Jo. Realiai dėl to ir laikau savo šitą pirmą fotoaparačiuką virš kompo, ten kur aš dirbu, tam, kad aš jį pasižiūrėjęs, atsimenu savo filmavime nueitą kelią ir savo primenu, kad jeigu painvestuoji biški laiko, nu ne biški, jeigu normaliai painvestuoji laiko, nu kažką įmanoma išmokt pasirodo. Gaunas, jeigu jūs, kas žiūrit, irgi turit namie kažkokią tai savo mini relikviją, ar ten kažkokį tai dalyką, kuris jums primena sentimentą kažkokį, ar kažkokį nueitą kelią, nu tipo, tai parašykite komentarus, būtų įdomu paskaityti jūsų istorijas kažkokias ir kokias nesąmonės laikot namie. Jaučio koją laikau. Nežinau, gal nieks, gal aš čia vienas nenormalus. Fotikų senų prisitempęs į chatą. Jo, tai parašykit, įdomu paskaityti būtų. Tam kartui tiek, davai. Gerai, viskas. Iki kitų savaitės.